Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Micevičiūtė, ir noriu jums pranešti gerą naujieną, kuri mane labai pradžiugino, tikiuosi, kad jūs irgi pradžiugins. Šia laida, kuri pavadinta Skaitome Šventąją Teresę Avilietę, tikiuosi, kad mes pradėsime visą laidų ciklą. Tai turėtų būti kassavaitinės laidos, kuriuose siektume pristatyti Šventosios Teresės Avilietės palikimą, pasimokyti iš bažnyčios mokytojos. Ir dabar šias laidas Marijos radijas paragino, kad rengtume mes, grupė žmonių, kurie save laikome tokiais kaip ir Teresės Avilietės mylėtojais ir galbūt netgi šiek tiek mokiniais. Ir dabar sumanymas yra toksai, kad tas laidas rengtume paeiliui. Reiškia, vieną laidą tokią daugiau kaip įžanginę, pristatant istorinį kontekstą, paruoščiau aš, Jūratė Micevičiūtė, o kitą laidą ruoštų Kauno Basųjų karmelitų bendruomenės grupė, vadovaujama brolio Jėzaus Jono, galbūt jūs jį pažįstate kaip brolį Vidą, ir jam pagelbėtų grupelė kitų bendruomenės narių. Žinau, kad jie jau ne vieną mėnesį skaito Teresės Avilietės Vidinės pilies buveinės, tai aš manau, kad tikrai jie savo laidose galės pateikti daug tokių dvasinių daugiau įžvalgų. Mano indėlis būtų daugiau gal istorinio konteksto pristatymas, o jie daugiau išryškintų dvasinę pusę, maldos pusę. Taigi, kodėl Šventoji Teresė Avilietė? Galbūt esate girdėję, kad popiežius Pranciškus paskelbė šiuos metus maldos metais. O Teresė Avilietė turi ne tik tai bažnyčios mokytojos titulą, bet dar ir tokį konkretesnį titulą. Jis yra vadinama maldos mokytoja. Tai šiais metais kaip tik mums labai gera proga pasigilinti į jos palikimą. Tačiau kas yra malda? Ir šitoj vietoje, čia dabar aš jau truputėlį pasakysiu, kaip vertėja, pasidalinsiu savo vargais, verčiant jos gyvenimo knygą, nuo kurios ir pradėsime skaitymą. Čia truputį užbėgu už akių šitoj įžanginiai laidoj. Taigi, kai verčiau šią gyvenimo knygą ir paskui su redaktore stengiamės kuo geriau iššukuoti tekstą, kad jisai kuo sklandžiau būtų skaitomas, tai viena iš didžiausių problemų kilo verčiant veiksmažodį melstis. Melstis, daiktavardis malda. Nes pasirodo, lietuviškai mums patariama visą laiką, jeigu tik užeina kalba apie maldą, tai mes reiškia maldas kalbame, geriausiu atveju giedame. Tačiau nėra galimybės, nėra įpročio sakyti, pavyzdžiui, kad aš meldžiuosi malda. O Šventai Teresė Avilietė tikrai buvo labai svarbu atskirti, kada žmogus meldžiasi, sakykime, lūpų malda, va tada jisai kalba maldą, gieda maldą, o kada jisai meldžiasi minties maldą. Tai galiausiai tai yra tokia malda, kurią meldžiantis mes apskritai liekame be žodžių, ar ne? Galiausiai pereinant į tokį kontempliavimą, į tą maldą, kuri iš tiesų yra atidumas. Ne tai, kad mes kažką tai kalbame Dievui arba giedame, bet kad mes klausomės jam. Mes save tiek paruošiame, tampame budrus. Tas meilingas dėmesingumas, kaip sako Kryžiaus Jonas, tai irgi yra malda. Ir tokia malda galima melstis. Ir galiausiai tai yra tokia malda, kai mes netgi pradedame melstis savo darbais, melstis visų savo gyvenimu. Tai dabar, kad galėtume lietuviškai taisyklingai aprašyti būtent tokią maldą, tai mums dar reikia tiesiog pasiruošti paaiškinti mūsų lituanistams, kad ir tokia malda yra galima, kad mūsų turima maldos samprata yra per daug įtakota mūsų papročių, mūsų įpročių, kai mes tik tai žinojame tą vieną maldą, kuri yra kalbama arba giedama. Tai čia truputėlį jau įvedu jūs į tai, ko mus moko Šventa Teresė Avilietė. Moko tikrai neapsiriboti lūpų malda, kuri yra labai gera įžanga ir pats Jėzus Kristus mus išmokė tėvę mūsų maldą, tai yra lūpų malda, bet iš šitos maldos mokyklos, pradinės maldos mokyklos, mes turime žengti žingsnį toliau. Ir čia mums labai pravers būtent Teresė Avilietė. Reiškia, kaip padaryti, kad pats gyvenimas taptų malda. Ir dabar ji kaip bažnyčios mokytoja tikrai turi pačios bažnyčios suteiktą autoritetą mus vesti. Tai iš ko geriausia mokytis, jeigu ne iš tos, kuri jau prieš 500 metų ir per 500 metų visą laiką buvo laikoma tikrai labai gerai išmanančią maldą ir galinčią vesti žmonės šituo keliu. Ir dabar kodėl būtent Šventoji Teresė Avilietė?
reiškia pirmoji moteris paskelbta bažnyčios mokytoja. Tiesa, tik tai 1970 metais. Bet iki tol, neformaliai, reiškia, vis tiek buvo tokia laikoma, ar ne, jos veikalai buvo naudojami dvasios tėvų ir motinų. Taigi, čia man tiesiog tokia kaip šviesos suteikia viena Tomo Mertono citata. Jis ją įrašė knygoje Kopimas į tiesą. Jis rašo taip apie Šventą Teresę. Apibūdinusi savo sielos gyvenimą, ji paliko mums išsamų ir objektyvų viso persikeitimo Kristuje proceso aprašymą. O persikeitimas Kristuje yra krikščionybės tikslas. Tai dabar čia svarbus žodžiai yra, kad paliko viso persikeitimo proceso aprašymą. Kitaip tariant, Šventoji Teresė Avilietė yra tasai žmogus, kurį Dievas pravedė visu krikščioniškojo persikeitimo keliu nuo A iki Z, nuo pradžios iki galo. Ir dėl to jinai gali apie tai pasakoti. Dėl to, kad jinai praėjo tuo keliu. Ir dabar jinai atsigrėžė į tą kelią ir mums apie jį pasakoja. Tai va čia Tomas Mertonas dėl to sako išsamus ir objektyvus aprašymas. Išsamus dėl to, kad jinai duoda labai daug detalių, labai daug smulkmenų. Mes tiesiog galime užčiuopti, kaip vyko tas persikeitimas, kiekvieną fazę. Ir objektyvus būtent dėl to jinai pati, paskui kai skaitysime, aš jums irgi pabrėšiu, reiškia, sugrįšiu prie šitos pastabos, kad tai yra objektyvus aprašymas. Ką tai reiškia objektyvus? Jinai pati sako, kad tai, ką rašo, patyrė ne iš knygų, ne tiek iš kitų žmonių, kiek pati išgyveno, patyrė, iškentė savo kailiu ir dėl to gali objektyviai aprašyti. Tai vėlgi objektyviai dar reiškia, kad ji nieko nepagražina, nieko nepabjaurina, ar ne? Kad jinai turi tą dovaną rašyti taip labai konkrečiai. Bet aš manau, kad mes tuo dar patys įsitikinsime. Čia šita laida yra tik tai įžanga, tai užsimenu apie temas, prie kurių vėliau sugrįšiu. Tai čia dabar pristatau, kodėl bažnyčia patarė ir ragina skaityti Šventąją Teresę Avilietę. Nes ji yra bažnyčios mokytoja, maldos mokytoja ir šiais maldos metais tai mums yra tikrai puikus skaitymas, puikus vedimas. Kita vertus, jeigu žiūrėsime iš tokios visiškai pasaulietinės, sekuliarios pusės, tai ji yra labai įdomi tiesiog kaip autorė, kaip žmogus. Bet netgi jeigu mes pamiršime šitą jos maldos mokytojos titulą, tai pavyzdžiui, man asmeniškai tikrai buvo didžiulis atradimas tas toks labai drąsus gyvenimas, labai drąsaus gyvenimo pavyzdys. Kai jinai savo gyvenimo kelyje, siekdama savo tikslo, labai konkrečiai susiformulavusi savo tikslą, jinai įveikė tokias kliūtis, kurios atrodė tuo metu absoliučiai neįveikiamos. Jinai padarė tai, kas tuo metu formaliai buvo uždrausta, bet jinai rado būdą, kaip nesulaužyti taisyklių, nesulaužyti įstatymų, bet vis dėlto įgyvendinti tai, ko tuo metu dar nebuvo ir kas netgi buvo draudžiama. Ir už tai jai netgi paplojo. Tai man, ypač kai rašiau savo knygą 17 Šventos Teresės miestų, tai ir buvo pagrindinis klausimas – išsiaiškinti jos sėkmės formulę. Aš irgi noriu išmokti taip gyventi, išmokti sėkmingai gyventi. Ir štai aš turiu prieš akis ne kažkokį influencerį, čia tikrai aš nenoriu būti nepagarbi jų atžvilgių, bet supraskime ir daugumos dabartinių influencerių ribas. Visų pirma, dažniausiai tai yra jauni žmonės, kurie dar labai nedaug nugyvenę, labai nedaug kartų gyvenimo parblokšti ir sulaužyti. Ir aš tikrai nežinau, ar tasai žmogus patyręs tikrai rimtą gyvenimo smūgį ir sulaužytas ir gyvenimo sumintas į purvą ir sutriuškintas į šipulius, ar jisai sugebės atsikelti. Tai dabar toks žmogus, kuris dar neįrodė, kad gali atsikelti, man negali būti mokytoju. Kita vertus, sakoma, kad žmogus, kol yra gyvas, visada gali nupulti. Tai dėl to nupulti, parpulti ir neatsikelti arba nueiti ne tuo keliu. Tai dabar tik tai gyvenimas, kuris yra užbaigtas, kuris yra kaip knyga užverstas, nesako, gyvenimas tai yra kaip knyga kietais viršeliais, reiškia, pirmas kietas viršelis yra lopšys, antras kietas viršelis yra karstas. Tai reiškia, kol knyga neužversta, mes nežinome, kaip viskas baigėsi. Ir kad mirtis yra tas paskutinis egzaminas. Ir dabar Teresė šitoj vietoj, Teresė Avilietė atitinka to
tikro ir patikrinto mokytojo kriterijus atitinka, ar ne? Jinai ne tik tai daug kartų buvo pargriauta ir vėl sugebėjo atsikelti, bet ir užbaigė savo gyvenimą sėkmingai ir mes po 500 metų vis dar iš jos mokomės. Tai yra patikrintas mokymas. Būtent dėl to netgi pasaulietiškai žvelgiant, aš galiu jį rekomenduoti, aš galiu jį rinktis. Tai yra patikimas kelias, patikrintas. Ir dabar čia toks, gal truputėlį kaip įdomumo dėliai, kad reiškia, jinai yra gavusi ir pasaulietinio tokio pripažinimo, nes yra gavusi garbės daktaro laipsnį, pirmoji moteris Ispanijoje gavusi garbės daktaro laipsnį 1922 metais, suteikė pasaulietinis universitetas, Salamankos universitetas, ir kas yra įdomiausia, toli gražu ne už tai, už ką paprastai tais laikais girdavo moteris, nes čia tiesiog įdomumo dėliai. Pirmasis garbės daktarės laipsnis buvo suteiktas Leipcige 1805 metais, bet jį suteikė pribuvėjai. Reiškia moteriai, kuri dirbo tokią grinai moterišką darbą, kaip tuo metu buvo manoma. O Teresei garbės daktarės laipsnis buvo suteiktas už jos literatūrinį indėlį, už jos indėlį į literatūrą. Ir iš tiesų jinai yra vertinama ir labai gerbiama už tai, kad yra pirmoji moteris parašiusi intimistinę autobiografiją. Dabar čia jau nekartą aš esu apie tai kalbėjus, ką tai reiškia. Intimistinė reiškia, kad Teresė pasakojo ne tiek apie išorinius gyvenimo įvykius, bet apie tai, kaip jie atsiliepė, nuaidėjo jos viduje ir kokių vaisių atnešė. Jinai kalba apie savo vidinį kelią. Ir dabar jau vėl sugrįžtu į bažnyčios daržą, jeigu taip galima sakyti. Yra kartais palyginama jos autobiografija su Išėjimo knyga. Reiškia, kaip Dievas šitą moterį, konkrečiai šitą moterį, išvedė iš jos Egipto. Kaip Dievas išveda mus visus iš mūsų Egiptų. Bet čia vėlgi užbėgu truputėlį už akių. Ir kuo dar mums yra įdomi Šventa Teresė. Čia įžanginiai laidoj kaip tik apie tai turiu papasakoti. Tai čia turėčiau paminėti, kad jos laikmetis, 16 amžius, yra stebėtinai panašus į mūsiškį. Ir panašus ne tiek buitinėmis gyvenimo sąlygomis, šitos tai nepaprastai pasikeitė, bet panašus savo iššūkiais. Tai koksgi yra tasai laikmetis Šventosios Teresės Avilietės, apie kurį mes sakome, kad labai panašūs iššūkiai buvo kaip ir mūsų laikais. Teresė gimė 1515 metais, o mirė 1582 metais. Tai reiškia, kad jos gyvenimas sutapo su laikotarpiu, kurį paprastai vadiname brandžiuoju renesansu. Ir šitoj vietoj turiu labai trumpai stabtelėti, kad jūs perspėčiau apie vieną mūsų mąstymo įprotį. Mes esame išauklėti manyti, kad renesansas yra žmonijos aušra. Iki tol buvo tik tokie tamsūs viduramžiai ir štai staiga išsilaisviname. Renesansas, žmonija pradeda gyventi savo protu, viskas vystosi, čia nuostabus meno kūriniai ir taip toliau. Tai dabar mes kartais netgi esame išmokyti garbinti renesansą ir kai tai darome, mes tikrai perlenkiame. Ne viskas buvo renesanse taip gražu ir kai kurie dalykai tikrai buvo stiprus, didelis žingsnis atgal. Bet dabar kritikuoti renesansą tikrai nėra šitų laidų tema, kai kur mes matysim, kad, reiškia, Teresės skaitymas mus veda šitą linkme, aš tikrai paminėsiu šitą temą, bet turėkime galvoje vieną dalyką. Renesansas tikrai nėra geriausia, kas žmonijos istorijoje yra nutikę. Ir žmonijos istorija prasidėjo ne nuo renesanso, reiškia, mes nepradėjom rašyti ant baltos lentos. Ir aš tikiuosi, kad skaitydami Šventos Teresės knygas, mes tą patys pamažu suvoksime. Tačiau vienas dalykas tikrai yra svarbus ir turime turėti tai galvoje, kad renesanso laikotarpiu prasikalę daigai duoda vaisius dabartiniais laikais, ar ne? Tai, kas vos tik pradėjo dygti, kaltis daigeliai prieš 500 metų, dabar pradeda vesti vaisius. Ir kai kurie vaisiai yra labai kartūs. Dėl to aš sakau, kad 16 amžius yra labai panašus į mūsų laikus savo iššūkiais. Žinoma, buities sąlygos nepaprastai pasikeitė. Mes dabar gyvename kaip tais laikais, Teresės laikais net karaliai negyvendavo. Jiems dabar atrodytų paprasčiausio bedarbio gyvenimas, jiems atrodytų daug geresnis negu jų gyvenimas rūmuose. Bet čia yra kita tema. Aš dabar kalbu apie iššūkius. Taigi, su kokiais iššūkiais susidūrė renesanso žmonės, taip pat ir Teresė, savo 16 amžiuje ir kurie yra panašus į mūsų laikus. Ir kas yra dar gerai? 16 amžiuje jie tuos iššūkius
daugiau ar mažiau gerai įveikė. Tai mums tai suteikia vilties, kad ir mes savo iššūkius sugebėsime įveikti. Taigi, kokie yra tie iššūkiai? Visų pirma, Teresė gyveno tais laikais, kai vyko pirmoji globalizacija. Pirmą kartą istorijoje pasaulis tikrai tapo globalus. Aš dabar pirmiausiai kalbu apie Amerikos atradimą. Tai kaip sakiau, Teresė gimė 1515 metais, o Amerika buvo Kolumbo atrasta 1492 metais. Reiškia, tik tai prieš 24 metus. Dabar mes galim įvairiai sakyti, tai kaipgi Kolumbas atrado Ameriką, jie visada ten žinojo, kad jie yra, koks čia atradimas. Bet čia aš dabar kalbu apie tai, kad du pasauliai sužinojo apie vienas kito egzistavimą, apie susitikimą. Pirmą kartą pasaulis, viso pasaulio žmonės sužinojo, kad jie egzistuoja vieni apie kitus. Tikrai pradėta mąstyti globaliai. Globaliai norima pasakyti viso pasaulio mastu. Pirmoji globalizacija. Ir mes paskui, kai skaitysime Teresę, mes nuolat matysime, kaip tai matosi jos biografijoje, ar ne? Nes Teresės broliai, reiškia, 8 iš Teresės brolių išplaukė į Ameriką. Amerika Teresei buvo labai labai arti, netoliau negu mums. Tai reiškia, pirmoji globalizacija, pasaulis tapo globalus, mąstymas tapo globalus. Kitas dalykas, kad Teresės gyvenamasis laikotarpis sutampa su pirmuoju bandymu kurti savotišką Europos Sąjungą. Nes Šventoji Romos imperija, kurios galva Teresės laikais kaip tik tai buvo imperatorius Karolis V, tai buvo tokio bendros europinės erdvės kūrimas. Tai vėlgi, burgundai, vokiečiai, italai, ispanai, dabartinių Nyderlandų gyventojai, belgai, olandai, sakykim taip, jie sudarė vieną imperiją, vieną valstybę, į kurią dar buvo vėliau įjungta taip pat ir Amerika. Reiškia, dalis provincijų buvo Amerikoje, bet dabar čia kalbu apie Europos Sąjungą. Reiškia, toksai europinis mąstymas. Mąstymas ne siaurų tautos mastu, bet mąstymas Europos mastu. Ir dėl to kilo daug konfliktų, bet apie tai irgi daug vėliau. Tai čia yra antras panašumas į mūsų laikus. Iššūkiai, ar ne? Iššūkiai, kaip sujungti tavo tapatinimąsi su tėviške, tokia nedidelė erdvė, su tavo tauta, nors tuo metu dar apie tautos sąvoką reikia labai labai atsargiai kalbėti. Tuo metu tautos dar neegzistavo iki pat Napoleono laikų. Tai čia buvo tokia tiesiog, kaip karalystės mastu. Reiškia, ir staiga imperijos mastas, visos Europos mastas. Tai pas Teresę šitas toks mąstymas plačiau negu siekia jos konkretūs ryšiai su savo šeimos nariais, ryšiai su savo gimtaja Kastilija, ryšiai su savo Ispanijos karalystė. Pas Teresę yra matomas šitas susirūpinimas didesniais, erdvesniais mūsų namais. Trečias iššūkis – informacijos sprogimas. Mes dabar galvojam, kad kai per internetą mūsų užgriuvo tokia informacijos lavina, dabar melagienų lavina, mes galvojam, kad čia kažkas tai labai naujo. Iš tiesų 16 amžiui įvyko lygiai tas pats. Interneto dar nebuvo, bet dabar jūs įsivaizduokite, kas atsitiko, kai Gutenbergas išrado spausdinimo stakles. Iki to laiko galbūt per visą parapiją ir per visą miestą buvo viena vienintelė knyga, ranka rašyta, prirakinta grandinėmis bažnyčioje ar vienuolyne, kad tik jos kažkas nepavogtų, nes knygos buvo be proto brangios. Ir jų įpirkti, tik tai didžiausi didikai karaliai te galėdavo. Visiems kitiems belikdavo žiūrėti į altorius, žiūrėti paveikslėlius, klausytis, ką kiti persako ir viskas. Tai reiškia, informacijos buvo labai mažai. Ir staiga Gutenbergo staklės. Galima tiesiog atspausti ir platinti, ir ne tik tai knygas, vertingas knygas. Tvarkoju, Gutenbergas šitą išspausdino Bibliją pirmiausiai, bet buvo galima atspausti daugybę pamfletų, satyrų, kritikų ir elementariausių melagienų. Tai dėl to pirmasis informacinis karas įvyko būtent Teresės laikais, 16 amžiuje. Ir jis buvo nukreiptas prieš Ispanijos bažnyčią labai konkrečiai. Bet apie tai irgi vėliau. Taigi, informacijos sprogimas, kai tave užgriūna didžiulė masė informacijos ir tu netgi nesugebi atsirinkti, kur yra tiesa, nes tu esi įpratęs, kad tai, ką tau sako spausdint, reiškia žodis popieriuje parašytas, kad tai yra tiesa. Ir staiga tave užgriūna melagienos. Tai va, šitas iššūkis atsirinkti teisingą informaciją irgi buvo labai svarbus Teresės laikais. Atsirinkti informaciją ir nepaskesti po informacijos banga. Ketvirtas iššūkis – tikėjimų gausa.
Ar ne? Dabar mes sakom, tai čia mano toksai tikėjimas, aš tuo tikiu, reiškia, tu turi savo tikėjimą, aš turiu savo tikėjimą, o ką čia bažnyčia moko, tai mes dar čia patikrinsim. Aš pirmiausiai praleisiu pro savo tikėjimą ir tada patikrinsiu, ar čia popiežius tik nenusišneka. Aš geriau žinau už popiežių, aš geriau žinau už tai, ką Vatikanas mokina ir ką bažnyčia mokina, ar ne? Mano filtras yra paskutinis. Aš renkuosi savo tikėjimą, savo kredo. Tai Teresės laikais tai ir prasidėjo. Primenu, kad jinai gimė 1515 metais, o 1517 metais Martynas Liuteris paskelbė savo garsiąsias tezes. Tai buvo kritika katalikų bažnyčiai. Ir tai buvo pirmas žingsnis, vėliau jisai toliau žengė nuosekliai tuo keliu. Reiškia pasakyti, kad nėra vienintelio teisingo kelio. Nes iki Liuterio buvo ganėtinai aišku. Kaip, dar buvo rytų krikščionys, anksčiau atsiskyrę, bet jie buvo toli. O čia staiga visai šalia toj pačioj valstybei ateina dvasios mokytojas ir sako, jūs katalikai reiškia einat vienu keliu, bet tai nėra vienintelis tiesos kelias. Yra dar kitas tiesos kelias, tai tas, kurį aš mokinu. Iki tol buvo kaip? Jeigu tu eini tuo vieninteliu tiesos keliu, tai tu gyveni teisingai. Jeigu tu pasirenki iš jo išklysti, tu žinai, kad tu sąmoningai renkiesi klystkelį. O dabar tu gali renktis iš dviejų kelių, kurie abudu, kaip tau sako, yra teisingi. Pasirinkimas, pasirinkti savo kredo. Ir tai yra 16 amžiaus problema. Šitas iššūkis prasidėjo 16 amžiuje. Toliau, čia gal taip truputį apibendrinant, kad tai buvo toksai kaip žmonijos paauglystės maišto laikas, kai vietoj Dievo į centrą pastatytas žmogaus aš. Reiškia, kai žmogus siekia atmesti visą ankstesnį paveldą, reiškia, tėvai ir seneliai buvo tamsūs, klydo, o aš padarysiu geriau. Reiškia, čia mūsų tėvai ir seneliai gyveno kaip gyvenasi, čia gal išmaldą kažkokią duodavo, čia gal ligoninę kokią, prieglaudą įsteigdavo elgetukams. Elgetėlėms ir vargšeliams, o aš dabar sukursiu tokią socialinę sistemą, kad nebus nei elgetų, nei ligų, nei šitų tokių lopinėlių reikės, kad tiesiog viskas bus tobula. Aš padarysiu geriau, nugriausiu, kas buvo, nes labai jau čia kreiva ir iš visų pusių paramstyta, ir padarysiu geriau. Tai va šitas maištas padarysiu geriau atnešė labai daug bėdų. Ir mes dabar irgi žinome, kai būna, kai kažkas ateina, kažkoks reformatorius ir sako, aš dabar jūs visus išgelbėsiu, aš padarysiu geriau, aš geriau žinau, kaip reikia gyventi, jūs čia iki šiol blogai gyvenote, o aš padarysiu tokią sistemą, tokį naują pasaulį sukursiu, kad jūs tik tai čia įžengsite į tą pasaulį ir jau gyvensis, jau bus rojus žemėje. Tai va šitas šūkis, aš galiu pats pati, aš pati geriau žinau, aš pati sugebu pasirinkti gėrį, čia yra didysis renesanso maištas, žmogus pastatomas į centrą, ar ne? Ir va šitoj vietoje labai įdomu pasižiūrėti, kaip Teresė, šito laikmečio vaikas, paima tai, ką turi, tą kontekstą ir lygiai taip pat, kaip to laiko renesansinis žmogus žiūrėdamas į savo bambą ir dabar Teresė irgi pasižiūri į savo vidų ir ten atranda Kristų. Jinai iš to uždaro aš suranda kelią, suranda paveikslą. Tai čia yra jos tas nuostabusis manevras, kaip čia vienas literatūros kritikas sakė. Bet apie tai irgi dar smulkiau pasakosiu vėliau, kai jau čia turbūt visai knygos pabaiga, gyvenimo knygos pabaiga, bus užrašyta Teresės veidrodžio vizija. Tai apie tai dar vėliau. Ir galiausiai dar vienas iššūkis tai yra ekologinės bėdos. Mes dabar galvojam, čia mums su ekologija problemos, bet mes turim šiltnamio efektą. Teresės laikais buvo priešingai. Mokslininkai dabar irgi jau pripažįsta, kad jinai gyveno per patį tokį, sunkiausią mažojo ledynmečio tašką. Tai kartais čia irgi truputėlį skiriasi tie vertinimai, bet manoma, kad maždaug nuo 14 amžiaus, gal netgi truputį vėliau, iki 19 amžiaus pasaulis išgyveno tokį savotišką mažąjį ledynmetį. Tai reiškia, buvo labai blogos klimato sąlygos, tai reiškia, kad derliai labai prasti, žmonės badaudavo, būdavo daug epidemijų ir dėl to kaip tik buvo tokie konfliktiški tie amžiai, buvo tokie agresyvūs žmonės. Jie paprasčiausiai jautėsi labai nesaugiai. Pats klimatas juos skatino taip elgtis. Tai kaip matot, tas gyvenimo laikotarpis tikrai yra ganėtinai panašus į mūsiškį Teresės gyvenamojo laikotarpio iššūkiai. Renesanso laikų iššūkiai, reiškia, kuriuos mes irgi dabar jau turime įveikti. Jūs girdite Marijos radiją.
laidai įpusėjus, primenu, kad klausotės įžanginės laidos į ciklą, kas savaitinių laidų ciklą, skaitome Šventą Teresę Avilietę. O dabar kas tokie čia ją skaitome? Tai esu aš, Jūratė Micevičiūtė, ir kitoje laidoje galėsite išgirsti brolio Jėzaus Jono arba brolio Vido skaitymą ir jam padės bendradarbiai iš Kauno Basųjų karmelitų bendruomenės narių. Taigi mes šitos skaitymus pradedame nuo Teresės Avilietės gyvenimo knygos, kurią šiais metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Taigi, kas yra gyvenimo knyga? Ja Teresė parašė, kai jai jau buvo suėję 47 metai. Paskui antrąją redakciją dar rašė, tai jau buvo 50 metų. Tai buvo toksai labai savotiškas laikas, toks irgi tarsi gyvenimo vidurys, mes čia sakytumėm 50-mečio krizė, ar ne? Kai žmogus permasto savo gyvenimą, atsigręžia į tai, kas buvo ir paskui žiūri į priekį ir galvoja, kaip aš likusį savo gyvenimą išgyvensiu. Bet dabar problema Teresės laikais buvo ta, kad jos laikais 50 metų ir buvo vidutinė gyvenimo trukmė. Tai jinai sulaukusi 50 metų galėjo tik tai įsivaizduoti, kad jau dabar viskas, dabar jau tik tai įkapės pasiruošti, susiorganizuoti čia maždaug kaip mane laidos, koks čia karstas, kur čia kas ir viskas. Nes tuo metu žmonės gyvendavo 50 metų, ne taip kaip dabar. Mes dabar gyvename tokiais laikais, kai vidutinė gyvenimo trukmė yra virš 80. Tai dabar tikrai, kai sueina 50, atsigrėžia atgal, kaip aš čia nugyvenau, o kaip aš čia likusius gyvensiu. Teresiai čia jau buvo tik tai atsigręžti atgal, o prieki kaip ir nieko neturėjo būti, ar ne? Tai prie to dar irgi sugrįšim prie šitos temos. Ir dabar kas yra įdomu? Reiškia, jinai įvertina, kokį didžiulį virsmą išgyveno, iš kokio jos asmeninio Egipto Dievas ją išvedė ir kokį vaisių jinai sugebėjo subrandinti su Dievo pagalba. Jinai įsteigė savo pirmąjį Švento Juozapo vienuolyną ir jinai buvo tikra, kad tuo viskas ir baigėsi. Dėl to jinai atsigręžusi atgal į savo gyvenimo kelią nueitą, pasakoja, kaip atėjo iki to taško ir mano, kad tai jau yra viskas, tai jau yra pabaiga. Ko jinai nežinojo rašydama gyvenimo knygą, o mes dabar žinome. Jinai nežinojo, kad jinai dar išgyvens 17 metų, įsteigs dar 16 vienuolynų, netgi įsteigs vyriškąją Basųjų karmelitų šaką, kad tuo metu 16 amžiuje moteris, klauzūrinė vienuolė, klauzūrinė reiškia gyvenanti uždarai, ar ne uždarame vienuolyne. Tais laikais kitokių netgi ir nebūdavo. Reiškia, vienintelis formatas moterų vienuolynų buvo būtent klauzūriniai. Taigi, kad moteris iš klauzūrinio vienuolyno įsteigtų dar ir vyrišką šaką, tai buvo tokia revoliucija, kad niekam net į galvą nebūtų sutilpusi. Taigi, bet jinai to dar nežino, kai jinai rašo gyvenimo knygą. Kad jinai parašys dar 3 didelius dvasios veikalus. Mes lietuviškai dabar turime iš jos 4 didžiųjų knygų, mes turime 3, išverstas tiesiai iš ispanų kalbos. Čia yra svarbu, kad vertime būtų kuo mažiau primeluota. Dabar aš sakau čia truputį kabutėse, bet kaip vertėja tikrai turiu pripažinti, kad nors ir kaip stengtumėsi neprimeluoti, bet vis tiek kažką nuo savęs pridedi arba kažką atimi. Reiškia, tas tekstas vis tiek nėra idealus. Tai jau geriau, kad per vieną tik vertėją pereitų, o ne per 2 arba 2, ar ne? Tai čia dėl to pabrėžiu, kad iš 4 didžiųjų jos veikalų, Teresės Avilietės, 3 yra išversti į lietuvių kalbą ir šiuose laidose pradėsime nuo pačio pirmojo, skaitydami gyvenimo knygą. Tai jinai dar nežinojo, kad po to parašys dar 3 knygas. Nežinojo, kad turės nuvažiuoti 6000 kilometrų. Be kelio, be takelio, mulų traukiamų, dengtų vežimų, nežinau, ar esate važiavę vežimų su mediniais ratais ir dar tokiu labai labai duobėtų keliu. Tai įsivaizduokit, nepaprastai sunkiai serganti visą gyvenimą moteris, kad nuvažiuotų 6000 kilometrų per Ispanijos karščius, ten dengtų vežimukai, ten viduje atrodydavo, kad skaistykla, ar neįsivaizduokit, po tą kepinančią saulę, 40 laipsnių ir daugiau. Ir galiausiai mirė sulaukusi 67 metų. Tai reiškia, jinai viso to dar nežinojo. Taigi, bet tai, ką jinai rašo, iš tiesų yra pagrindas, padėtas labai tvirtas pamatas tam, ką jinai nuveikė toliau. Tai dėl to gyvenimo knyga tikrai yra geriausia pradžia, jeigu mes ketiname skaityti Šventąją Teresę ir ją gilintis. Tai tą mes ir darysime šitose kassavaitinėse laidose. Tikiuosi, kad jūs tikrai klausysitės ir sulauksime jūsų ir reakcijų, pastabų į šitą mūsų skaitymą. Ir dabar, kas yra įdomu, kad iš tiesų, nors dabar jūs čia manęs tiesiog klausotės, bet mes pasistengsime, ir aš, ir brolis Vidas, pasistengsime, kad jūs tikrai pasijustumėte, tarsi skaitytume Teresės gyvenimo knygą
drauge, skaitytume grupėje. Beje, kaip Teresės laikais skaitydavo. Įsivaizduokit, reiškia, viena moteris, kuri ten moka skaityti, atsisėda ten bendroj salėje, kur grupė moterų susirinkusios, ar tai verpia, audžia, siuvinėja, kažką tai daro, kažkokius rankų darbus, o tuo metu klausosi. Ir galbūt aptaria, pasidalina savo įžvalgomis. Tai aš esu patyrusi, kad skaityti Teresės veikalą grupėje, Teresės knygą grupėje yra labai gera patirtis, nes mes tada skaitome lėčiau ir tai, ką mes pražiūrime, kiti galbūt pastebi ir mums pasako. Reiškia, tas pasidalinimas būna labai svarbus. Dėl to labai džiaugiuosi, kad dabar mes turėsime galimybę drauge su jumis skaityti Šventąją Teresę. Dabar kitas dalykas yra pats teksto skaitymas. Labai svarbu yra atrasti teksto ritmą, nes mes esame įpratę skaityti labai greitai ir mes tarsi peršokame žodžius. Aš pati žinau, kad taip skaitau, tuo greituoju skaitimo būdu, kad kartais tiesiog įsivaizduoji, ką čia žmogus norėjo pasakyti ir tiesiog leki toliau. Tai dabar šitas tekstas, Teresės tekstas banguoja kitaip, negu mes esame įpratę. Ir reikia labai pasitikėti jos žodžių vedimu. Nes įsivaizduokit, kad jos kiekvienas žodis yra tarsi tiltas, kuriuo mes pereiname į tai, ką nori mums pasakyti moteris gyvenusi prieš 500 metų už 4000 kilometrų. Reiškia, tai yra svarbu. Ne tik tai nuotolis laike, bet ir nuotolis erdvėje, ar ne nuotolis kultūroje, kad mes tikrai labai skirtingame kontekste gyvename. Ir vis dėlto žmogiški iššūkiai yra tie patys. Tai vat kaip pasimokyti, kaip išversti į mūsų tikrovę jos patirtį. Tai dabar čia galbūt tikrai aš labai tikiuosi, kad pavyks apsaugoti jūs ir pačiai išvengti tokių savo išankstinių nuomonių pinklių. Nes mes vis darome tokią prielaidą, kad, reiškia, tie, kurie gyveno anksčiau, kad jie žinojo mažiau. Ir dabar mes, kurie gyvename po 500 metų, kad mes jau esame daug toliau pažengę, ir ką mus pamokys ta prieš 500 metų gyvenusi klauzūrinė vienuolė. Mes iš karto darom tokią prielaidą, mes žiūrim kritiškai, tarsi mes daugiau žinotumėm. Bet čia yra vienas paradoksas. Dvasinėme gyvenime žmogaus pažanga nevyksta taip, kaip techninė pažanga, kai kiekvienas išradimas tarsi atsistoja ant buvusio pečių ir jau žengia žingsnį toliau ir jau pagerina sąlygas. Dabar su dvasiniu gyvenimu, su dvasios keliu yra čia, kaip gydytojas Alekseičikas sakė. Sako, kiekvienas žmogus gyvena nuo Adomo ir Ievos iki paskutinio teismo. Reiškia, kiekvienas iš mūsų turime tą žmogaus kelią nueiti. Ir būtent dėl to mums gali būti labai svarbu, ką mums sako moteris, kuri savo gyvenimą nugyveno seniai, taip, bet nugyveno jį sėkmingai. Mes turime daryti prielaidą, kad jinai mus gali pamokyti. Ir dėl to į jos žodžius nežiūrėti lengvabūdiškai. Jeigu jos gyvenime tai suveikė, netgi jeigu mums tai atrodo labai neįprasta arba labai keista, galbūt ir mums gali suveikti. Tai dabar su tokia nuostata ir kviečiu jūs jau dabar žengti į gyvenimo knygą ir paskaityti prologą, pačią įžangą Teresės rašytą. Taigi, pradedame Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Pirmiausiai bus prologas, kurį čia aš trumpai pristatysiu, paskui 40 skyrių ir epilogas. Tai šitose kassavaitinėse laidose stengsimės neskubėti ir eiti tiesiog nuosekliai po skyrių, paskaitydami turbūt svarbiausias vietas ir jas pakomentuodami. Tai tikiuosi, kad šitas formatas jums bus patogus. Taigi, kaip pradeda Teresė Avilietė pasakoti savo gyvenimą? Prologas. Kaip man paliepė ir dosniai leido aprašyti savo maldos būdą ir viešpaties man suteiktas malones, norėčiau, kad būtų leidę smulkiai ir kuo aiškiausiai apsakyti didelę savo nuodėmes ir niekingą gyvenimą. Tai dabar apie šitą sakinį čia būtų galima visą paskaitą paskaityti, bet dabar kas yra įdomu šitame konkrečiai sakinyje? Visų pirma, kaip man paliepė ir dosniai leido aprašyti savo gyvenimą praktiškai, nes Teresei malda yra gyvenimas. Beveik galima lygybės ženklą dėti. Šituose dviejose žodžiuose slepiasi formulė, kokiu būdu Teresė Avilietė sugebėjo padaryti tai, kas buvo tuo metu uždrausta, bet nesulaužė to draudimo. Reiškia, tai yra protingas paklusnumas. Ir va tas protingas paklusnumas jai leido nuveikti ir daugybę kitų projektų. Tačiau dabar, jeigu konkrečiai kalbam apie šitą knygą, kodėl jinai sako, paliepė ir dosniai leido, tai kokio čia dar leidimo reikėjo. Teresės laikais buvo nusistovėjusi tokia nuostata, kad vargšus beraščius ir neišmanėlius, mokslų neišėjusius, turiu galvoje, neišmanėlis tai neišėjęs mokslų. Reiškia, kad juos reikia stengtis apsaugoti, kad nenueitų klystkeliais. Tai reiškia, tai buvo tokia bažnyčios pozicija, kad teisę mokyti turėdavo tik tai tie, kurie būdavo gavę tam įgaliojimus.
Tai jeigu konkrečiai išėję mokslus. Tai čia reiškia būtų lygiai tas pats, kas mūsų laikais, pavyzdžiui, tam, kad chirurgas galėtų operuoti, kad jį prileistų prie žmonių ir leistų juos pjaustyti, jis turi parodyti diplomą. Tai tais laikais, norint būti prileistam prie dvasinės girdyklos arba dvasinio maitinimo stalo, tai tu turėjai įrodyti, kad tu turi tam įgaliojimą, kad tu esi pasiruošęs, kitaip tariant, baigęs mokslus. Tais laikais mokytis priimdavo tik tai vyrus. Moterys negalėdavo stoti į aukštasias mokyklas ir apskritai, reiškia, jeigu mokydavosi, tai tik tai namuose, jeigu kažkas norėdavo jas išmokyti. Kai bus Teresės atvejis, mes paskui kitoje laidoje apie tai sužinosime. Tai dabar taip pat buvo manoma iki pat Vatikano antrojo susirinkimo, kad moterims šventoji dvasia nėra davusi dovanos mokyti. Reiškia, būdavo primenami Švento Pauliaus žodžiai, kad susirinkimuose moterys tyli. Tai reiškia, kad moterys negali būti dvasios motinomis, negali mokyti dvasinių dalykų, netgi negali skaityti knygų, reiškia dvasinių knygų parašytų gimtąją kalbą. Šitas draudimas įsigalėjo vėliau, reiškia jau Teresė buvo perkopusi per 40 metų, tai iš pradžių, kol jinai buvo jauna, dar galėjo skaityti tas knygas, mes apie tai dar matysime, ten daugiau apie tai pakalbėsiu, bet rašyti dvasinio turinio knygas moteriams buvo griežtai draudžiama, nes buvo manoma, kad jos, kadangi yra beraštės, juk neturi jokios galimybės išeiti mokslų kartu su vyrais, ar ne? Jos negali išmokti lotynų kalbos, jos negali prieiti prie to tikrojo dvasios maisto. Tai kaip jos gali dabar dar kažką tai kitą mokytis, josgi diplomo tai neturi. Tai reiškia, tam, kad jinai aprašytų savo gyvenimą iš tos dvasinės perspektyvos, Teresei buvo reikalingas leidimas. Dar daugiau, kadangi tai buvo draudžiama, ne tik tai gauti leidimą, bet gauti paliepimą. Ir jinai gavo savo nuodėmklausio paliepimą aprašyti savo gyvenimo kelią, tokiu tarsi labai ribotų tikslu. Tik tai tam, kad nuodėmklausys paskui paskaitęs tą jos gyvenimą galėtų geriau jai vadovauti. Tai dabar iš tokio labai kuklaus plano ir užmojo, pasižiūrėkit, koks vaisius užaugo, ar ne? Kad dabar ne tik tai, kad nuodėmklausys ten pasimokė Teresei vadovauti, kad iš tiesų gyvenimo knyga yra laikoma viena iš krikščioniškos literatūros aukso fondo geriausių brangenybių, ar ne? Ir dabar Teresė kaip bažnyčios mokytoja visą laiką remiasi savo gyvenimo knygą, nes kaip tik čia yra užrašyta objektyvi jos patirtis, jos gyvenimo kelias. Matote? Tuo metu, kai buvo draudžiama moterims mokyti, jinai ne tik tai gavo leidimą aprašyti, užrašyti savo dvasinį mokymą, bet netgi paliepimą. Ir tokiu būdu nesulaužydama draudimo, protingai paklusdama, sugebėjo mums perduoti savo žinią. Tai čia tikrai verta pasimokyti tokių dalykų. Toliau kitas dalykas, kuris mums kliūna, kad jinai labai norėjo apsakyti ne tiek viešpaties malones, mums dabar kas yra įdomiausia, kokie ten buvo jos regėjimai, kaip ją viešpats už rankytės paėmęs vedė, nes mes irgi norim būti taip vedami. Ne tai, kad čia kažkoks tai kunigas įsikištų, galbūt jis visai toks ir mažiau išsilavinęs už mus, protingai pasakyti nemoka, o kartais ir apskritai labai žmogiškai susimauna. Mes norėtumėm, kad mes būtumėm vedami tiesiai Dievo, ar ne, kad būtų kokybiškas tas vedimas. Tai jinai ne apie tą vedimą daugiau kalba, bet čia sako, kad būtų norėjusi geriau papasakoti savo didelės nuodėmės ir niekingą gyvenimą. Prie šitos temos mes dar grįšim vėliau, tai aš dabar tik tai labai trumpai paminiu, kad reiškia šitas savo nuodėmingumo, savo mažumo suvokimas žmogui ateina tik tada, kai jisai susitinka tikrąjį Dievą. Kol mes sėdim prieš kokį medinį rūpintojėlį, mes galime jaustis labai protingi, geri ir dideli. Bet jeigu priešais mus tikrai stoja tikras, didis, neaprėpiamas, amžinas, visagalis, visaregintis Dievas, tada mes kaip kūriniai galim pasijusti tik tai labai maži, labai iš molio padaryti, labai purvini, tokie labai žemės kirminėliai. Tai reiškia, tas savo mažumo pajutimas yra ženklas, kad žmogus, kuris kalba, tikrai susitiko Dievą. Ne kažkokį tai jo atvaizdą padarytą, bet tikrą Dievą. Tai turėkim šitą galvoje kiekvieną kartą, kai matysim, kaip Teresė mini didelės savo nuodėmės. Bet jinai paskui sako, bet nenorėjo man to leisti ir netgi smarkiai mane sudraudė. Tai dėl viešpaties meilės prašau, kad skaitysiantis šį mano gyvenimo pasakojimą vis prisimintų, koks jis buvo niekingas. Matot, jinai vėl pabrėžia savo mažumą. Kaip ją mažą didelis Dievas vedė. Ir toliau labai taip įdomiai sako, reiškia toks niekingas, kad savo paguodai neradau nė vieno panašaus šventojo. Jie Dievo pašaukti ir prie jo sugrįžę, daugiau jo nebeįžeidinėdavo. O aš ne tik tapdavau blogesnė, bet atrodo dar labiau stengdavausi priešintis malonėms.
Kodėl jinai nerado ne vieno panašaus šventojo? Dėl labai paprastos priežasties. Neskaitydavo šventųjų gyvenimus parašytus dar iki Renesanso, kuriuose būdavo toks pabrėžiamas labai nuoseklus šventojo gyvenimo kelias, kaip jis ten darė kažkokias klaidas, paskui surado Dievą ir tada jau taip šventai gyveno, kad gražu žiūrėti. O Teresė mato, kad tas jos kelias į šventumą, į tobulėjimą buvo toks duobėtas, taip jau klupčiojo ant kiekvieno žingsnio, kad jinai tiesiog nuolat mato savo klaidas. Reiškia, renesansinio žmogaus, renesansinio šventojo kelio aprašymas yra visai kitoks negu iki tol buvusių šventųjų gyvenimo aprašymai. Tai dėl to ir Švento Ignaco gyvenimo aprašymas yra visai kitoks ir visų kitų, tik tai tiek, kad Teresė dar jų nebuvo skaičiusi, jie dar buvo tik rašomi. Jinai buvo viena iš tų pirmųjų, kurie rašė apie daugybę suklupimų ir kaip per daugybę kliūčių ir nuopuolių Dievas veda žmogų, kaip vedė tautą, ką mes galime paskaityti Biblijoje. Toliau, reiškia, kad jinai elgėsi būtent kaip žmogus, kuris mato, kad privalo Dievui labiau tarnauti, bet suvokia, kad pats nepajėgs sumokėti nė trupinėlio skolos. Tai šitoje vietoje jinai kalba apie tokią labai žmogišką laikyseną, kai mes pabandę padaryti kažką gero ir pamatę, kad nepajėgiame, tiesiog numojam ranką ir sakom, ai tai gyvensiu kaip gyvenas, ašgi nepajėgiu. Ir tada puikybė mus verčia tiesiog nusisukti, o jeigu su Dievo pagalba pabandytume tą padaryti, gal mes visai galėtume būti geresni, bet mes nenorime. Žmogiškoji puikybė, kad žmogus atsisako sumokėti skolą, nes jau labai jinai didelė, tai kad mes neišsigąstume tos skolos didumo. Ir toliau sako, te bus per amžius pašlovintas tas, kuris manęs taip ilgai laukė. Laukė 40 metų Teresės, kaip jinai pati pasakoja ir apie ką dar toliau labai išsamei mes sužinosime. Ir dabar, reiškia, dėkoju už malonę visiškai aiškiai ir teisingai surašyti šitą pasakojimą, kaip man liepė mano nuodėmklausiai. Ir žinau, kad ir viešpats jau seniai to nori, tik aš nedrįsau. Šitas viešpats jau seniai to nori, reiškia, kad Teresė rašo dėl to, kad pats Dievas jai liepė tai padaryti. Prie to irgi dar sugrįšime. Toliau. Te tarnauja tai jo garbė ir šlovė ir tam, kad nuo šiol nuodėmklausiai geriau mane pažinę, padėtų mano silpnumui ir taip galėčiau nors kiek tarnauti už tai, kiek esu viešpačiui skolinga. Te šlovins jį visada visi dalykai. Amen. Tai čia baigėsi prologas ir pirmoji įžanginė kassavaitinio laidų ciklo laida. Skaitome šventą Teresę Avilietę. Skaitėme gyvenimo knygą ir su jumis buvau aš, Jūratė Micevičiūtė.